Labas. Daugelis žmonių manęs klausia, kaip aš sugebu to tikrai blogiose situacijose, kur atrodo tikrai negalima kažkaip tai gerai jaustis, kaip aš sugebu būtent rasti būdą ir perlipti per save, per tą blogą jausmą ir iš tikrųjų gerai jaustis. Ir gerai jaustis ne tik todėl, kad tiesiog malonus jausmas, bet dėl to, kad kiekvienoje situacijoje, jeigu tikrai nori išlipti ir nori pamatyti, kaip galima sudėlioti viską taip, kad gautum tai, ko nori ir gautų visi kiti būtų patenkinti, turi turėti tą užtikrintumą, turi turėti pasitikėjimą savimi, turi turėti supratimą, kas esi. O to negali padaryti, kai iš tikrųjų blogosios emocijose būni. Ir dabar blogos emocijos, čia yra atskira tema, bet blogos emocijos atsiranda tik dėl to, kad pradedi žiūrėti ne taip, kaip pirmas iš tų kaip ir variantų yra, kad pradedi žiūrėti į save šitoj situacijai, ne į tokį, koks iš tikrųjų esi, dėl to ta bloga emocija, nes kas tu iš tikrųjų esi, tu gali per viską pereiti, tu gali kiekvieną situaciją išspręsti, tu gali kiekvieną atsakymą rasti, bet kurioje situacijoje. Taigi šiame video parodysiu būtent, kaip aš naudoju ir tai padeda man ir būna klientai, kad žodžiu, ten, sakykime, $5,000 projektas ir klientas sako, mes jau savaitę visą laukiam ir mes paduodam jūsų bankui paduodame, kad jūs nepristatėte to ir to, ir žodžiu, iš karto neigiama emocija, ir kadangi žinau, kaip perlipti tą, žinau, kaip save perlipti per save, ir iš karto užuot bijojęs, užuot išsigandęs, ir iš karto, ką reikia daryti, ir iš karto žinau, ir parašau e-mailą, ir klientas sako, viskas labai nuostabu, gerai, ačiū, kad suprantu, žodžiu, viskas darom toliau. Ir tada sėkmingas labai projektas gaunasi. Tai va, parodysiu, kaip tai daroma ir kaip aš išmokau pats asmeniškai iš Tony Robbinso, jeigu kas nors žinau, kuris taip pat mano buvo klientas, kurį taip pat radau lygiai naudodamas šitus dalykus. Taigi, bet kokia situacija, nesvarbu, kad ir blogiausia situacija, ar tai būtų santykiuose, ar tai versle, ar dar kažkur, svarbiausia, būtent šitą techniką naudojant, tu gali tikrai bet kokioje situacijoje rasti išeiti. Ir pirmas dalykas, jaustis gerai ir kiekvieną kartą didžiuotis, kad labai greitai galėjai perlipti. Ir plus, kiti žmonės labai stebėsis. Taigi, rodau, kaip daroma. Pirmiausia, nuo ko mes turime pradėti, aišku, turi dabar šitą visą daryti, turi pirmiausiai pradėti tikėti, kad tai, dabar atrodys galbūt kvailai kai kurie dalykai ir, sakys, ne protas, bet čia protas tas, kuris tas įvyrė, kuris baimėje sėdi, kuris sako, ne, čia nesąmonė, jeigu taip darysiu, kvailai aš atrodysiu, nors tu gali vienas sėdėti kambarį. Gerai, taigi pradedam. Pirmiausia, nuo ko pradedam, tai yra, mums reikia tvirto inkaro. Tai yra, mums reikia kažko, kas mūsų emociją užvaldo. Ir pavyzdžiui, lengviausias variantas iš tikrųjų įsivaizduoti seksą yra toj situacijai, kai iš tikrųjų jau tas momentas ir kai, tas momentas artėja, tai gali būti ir seksas, tai gali būti kažkoks pasiekimas, dar kažkas, bet tam momente, kai būna, mes tada mūsų visas kūnas net pradeda judėti, taip, mūsų kūnas pradeda visas drebėti net. Ir ko mums reikia? Mums reikia turėti kažkokį gestą. Aš naudoju tokį taip, yes, arba taip. Ta prasme, suspaudžiu ranką, mano visa ranka tokia akmeninė tada pasidaro. Ir mano tas visas per visą kūną perbėga šipuliukai, nes aš įsivaizduoju save tos situacijos. Ir būtent pirmiausia, mums reikia inkarą, kaip ir padaryti, kuris išneš mus iš būtent tos sudėtingos situacijos. Siūlyčiau kokias 5 arba 10 minučių tai daryti, kad pavyzdžiui, sėdu dabar ramiai ir pradedu galvoti. Kada paskutinį kartą, kurioje situacijoje aš buvau labai savim pasitikėtis. Tikrai labai buvau pasitikėtis ir toks net, kad visas kūnas mano pasitikėjimo buvo. Vienas iš tų variantų atsimenu dabar, tai yra, kai išpildžiau 3 metų savo tikslą, kai buvo rodoma mano animacija ant didžiausio Anglijoje ekrano London O2 arenoje, 8,000 žmonių buvo. Ir aš būtent dabar stoviu ir įsivaizduoju tą akimirką. Yes! Taip! Ir aš matau visą situaciją, aš matau, kaip mano kūnas ir kaip aš tuo momentu visas drebėjau iš jaudulio, nes tai buvo mano vienas iš tų, aš pilnas savo galią jaučiau. Taip! Visą tą padarau. Ir dabar pereičiau, sakykime, jums reikia, ką to reikia daryti, yra maždaug 5 arba 10 minučių kokie, tai pereiti per grinai ir tasme, kad taip, kad visą tą kūną jausti, visą jausti. Ne? Čia pirmas žingsnis. Ir dabar pasakysiu žingsnius, paprastai taip. Pirmas yra
turime užtikrinti labai daug užtikrintumo turėti rasti, kad padarę taip, mes iš karto pajustume tą visą savo jėgą. Ta prasme, yra, skirtumas toks yra. Maždaug. Aš pasitikiu savim ir aš nelabai. Aš pasitikiu savim ir aš nelabai. Ir matot, ta prasme, to mums reikia to tarpuko, kad žinotume, kad nuo to iki to perėtume. Ir visai kitaip emocijos pradeda mus užvaldyti ir mūsų protas visai kitokia koncentracija. Taigi, pirmas, turime inkarą, kažkokį veiksmą ir asocijuojame su daug dalykų, kuriuose mes patys buvom kečiausi, nuostabiausi, nerealiausi. Čia pirmas. Antras yra, dabar parodysiu, kaip viskas tiksliai vyksta. Tai reiškia, taip, atsisėdu ir aš dabar einu į tą būseną, kur, pavyzdžiui, depresinė ar labai kažkas atsitinka, ar kur baimės yra. Ir aš pradedu įsivaizduoti tą situaciją, kur būna kas nors. Aha. Vis save dar labiau. Ir tikrai ta tokia baimė, viskas gali ateiti. Viską galima, ką tik nori pereiti. Ir kaip jauti tikrai, kad esi persisunkęs toje situacijoje. Dabar darysi taip, tu skaičiuosi 1, 2, 3, stop! Padarai taip, stop! Toliau pašoki, pasipurtai, įsišepi labai stipriai, kad tas raumenis nebūtų ir po to sakai, taip! Tas grįžta jausmas ir tada būtinai, čia labai svarbu yra save pagirti. Tai yra geras berniukas. Ir vėl, sėdi atgal. Ir vėl taip, prasme, maždaug, dabar parodysiu, kaip tai atrodo. Čia maždaug kokie 10-20 kartų reikia daryti ir po to tiesiog užsirašo į smegenėlės mūsų. Būna tai, kad taip, blogai jaučiuos, blogai jaučiuos. Iš pradžių bus ilgiau, po to labai trumpai, tai parodysiu greitai. Blogai jaučiuos. 1, 2, 3, stop! Yes! Geras berniukas. Blogai jaučiuos. 1, 2, 3, stop! Yes! Geras berniukas. Blogai jaučiuos. 1, 2, 3, stop! Pašoko, įsišipia. Yes! Geras berniukas. Tai taip po to gaunasi taip, kad per 10-20 kartų, taip ir neini, kad blogai, 1, 2, 3, stop! Geras berniukas. 1, 2, 3, stop! Įdomiai atrodo, ne? Bet tai veikia. Ir dabar paaiškysiu trumpai, kas vyksta, žodžiu. Jeigu tai padarysi 10-20 kartų, kas gausis, kad, pavyzdžiui, kiekvieną, kad dabar, aš, pavyzdžiui, dabar ant tiek savai įsitreniravau, kad mano tas kūnas nedreba kažkur. Ir kas gaunasi, pavyzdžiui, aš dabar bandau, ir man iš karto toks vos ne trenkia, stop! Ir, žodžiu, kas gaunasi, paaiškysiu. Žinot, pavyzdžiui, kai būna šneki ir kažkas pasako kokį nors dalyką visai kitokį ir išmuša mus visiškai iš vėžių. Ką tai reiškia, kad mūsų šabloną arba tą pattern vadinamą, kur, kaip mes mąstom įprastai, pertraukia. Ta prasme, kad mus išmuša iš vėžių dėl to, kad mes tam tikrą dalyką, mes tikimės, kad taip ir taip bus ir čiuk kažkas atsitinka, kas išmuša. Jeigu mes einame į tą blogą būseną ir mes joje būname, stop! Yra permušimas per visą tą būseną. Permuša visiškai. Stop! Ir dabar, kadangi mūsų sukrėstas kūnas, kas, kur, ką daryti? Ir tada mes negalime paleisti, jeigu mes, kas? Nieko. Mes turime numušti, reiškia, kas? Ir pašokam, kažkas, ta prasme, visas mūsų organizmas, tiesiog visas mūsų smegenys, viskas, sako, kas, kur, ko žiūrėt? Ir tada įsišėpė, tai yra visiškai pakeiti fiziologiją, to gerai būsinoj. Ir tada daug lengviau yra tas taip. Ir tada tas inkaras ir yra dėl to, kad jisai uždaro, kas čia buvo, žodžiu, bloga emocija, bum. Ir tada taip. Ir tada svarbiausiai, kad, kaip fainai, koks aš stiprus, ir tada geras berniukas. Ir ta prasme, jeigu pagiriam ir jisai supranta, kad jeigu duodi vaikui saldainį, jis kažką padaro, duodi saldainį, jis visą laiką sakys, padarys kažką gero ir tikėsi saldainį, lygiai tas pats čia. Mūsų, čia yra mažas berniukas, čia yra mažas vaikas, kiekvieną, tu žinai, kad pas tave irgi yra. Ir pagirimas tai yra tas, kad jeigu taip darysi dažniau,
Reiškia, jeigu gera būsena bus, tada aš tave pagirsiu ir, ta prasme, tai malonumas bus. Ir taip daug kartų padarė, kai 10-20 kartų vienu metu, mes taip galim pritreniruoti, jeigu padaręs maždaug per porą dienų, per savaitę tam tikrus dalykus, jeigu dirbama. Svarbiausia, reikia dirbti ne tada, kai labai blogai, bet tada, kai ta visa būsena būna rami visiška. Ta prasme, kad pavyzdžiui, dabar aš sėdžiu ir pasitreniruoju. Tam tikri dalykai galbūt mano galvoje sukasi, bet atsisėdu taip ir stop. Ir bet kokia situacija, po to tiek įpranti, kad tik tai pagauni save kažkokią neigiamą situaciją, ypač tada, kai būtent ateina mailas, kažkas nors tavęs puola, taip gali viduj, ta prasme, kai treniruojasi, tada, kai ateina ta situacija, tu jau būni priprantęs, nes tu būni užrašęs pas save, kaip tas vyksta, tada tu save net perkati ir tada ir tas iš karto visa jėga ateina. Ir tada bet ką, bet kur, bet kurioje situacijoje gali įsisukti. Ta prasme, man tai padėjo 1000 kartų, labai daugelį situacijų, kur atrodo viskas krenta, viskas sudūžta, aš vis tiek išeinu. Nes yra tas tikslo siekimas, yra užtikrintumas ir būtent žinojimas, kas esi. Ir galbūt tai nėra, sakykime, moterims, tai galbūt kitoks variantas yra, kad ta prasme, tas užtikrintumas nebus toksai, sutvarkysiu, padarysiu, bet ta prasme, kad jinai pabus savimi, jinai moteris ir visiškai leis savo būti moterimi. Tai yra emocinga, nesuvaldoma ir panašiai, bet tada jinai bus savimi ir jausis savimi. Taigi, jeigu šitą techniką naudojant gausi kažkokių rezultatų, tikrai pasidalink su manim, facebook.com/akis ir tikrai, jeigu turi klausimų, tiesiog komentarą parašyk šito video pačioje ir tada galėsime paaiškinti kur kas kaip. Tai va, čia Ramūnas, akis.lt ir pasimatysim kitame video.